Šiandien rubrikoje Knyginėjimai 4 naujos knygos paaugliams, kurias aptarsime kartu su vaikų literatūros eksperte Egle Baliutavičiūte. Labadiena, Egle. Sveiki. Tai pradėkime. Pirmoji knyga romantinė meilės istorija, dar 6 birželio mėnesiai. Tai paskaičius aprašymą šiek tiek primena tą 2000-ųjų paauglišką romantinį filmą, taip? Tai apie ką ši knyga? Tikrai taip. Aš iš tiesų šiandien atsinešiau net 2 romantinės istorijas. Štai šios knygos. Ir pirmoji taip yra 6 birželio mėnesiai, kuri pasakoja apie jau mokyklą bebaigiančius jaunuolius. Mina yra tokia uždara, labai po tėčio mirties visai užsisklendė nuo gyvenimo, o jos geriausias draugas paradoksalu yra vienas populiariausių vaikinų mokykloje, sportininkas, aktyvus ir taip toliau. Ir kažkokiu būdu jie labai gerai sutarė nuo pat vaikystės. Bet tarp jų niekas neužsimezgė. Ir Mina netikėtai vienas iš Kaplano draugų pakviečia į išleistuvių vakarėlį ir jinai šiaip tarsi turėtų sakyti ne, bet ima ir sutinka tiesiog. Ir staiga jos visas gyvenimas apsiverčia. Jinai susiranda draugų, patenka į dėmesio centrą, galima sakyti, ir paaiškėjo, kad jinai patinka kitiems žmonėms, šiek tiek jaudinosi dėl to, kad gal jinai ne tokia, neįtiks, kitiems nepatiks, va tas momentas, kuris ypač ragino ją šalinti žmonių. Ir staiga viskas pasikeičia. Ir pasirodo, ir Kaplanui jinai patinka, ir ne tik kaip draugė, bet ir šiek tiek kitaip. Ir tenka tada jie dviem jau spręsti tokį dalyką. Ar rizikuoti draugystę dėl romantinės meilės šanso. Bet gali būti, kad nieko neįvyks ir jie praras draugystę. Maža to, baigėsi mokykla, jie išvyks į universitetus. O kaip atrodys jų gyvenimas? Ar jie bus kartu ar ne? Žodžiu, tokie dideli klausimai, kai jau ir taip jauną žmogų užklumpa, bebaigiant mokyklą, ką daryti su savo gyvenimu, kur eiti, ką daryti. Ir dar meilė. Žodžiu, tokia labai šviesi, faina, romantiška istorija, kur ir paplūdimyje gali skaityti ir lovoje susirangęs vasarai tobulą, sakyčiau. Ypač, kai norisi romantikos. Taip, ir kita knyga irgi, kaip ir minėjome, filmus, tai čia net ir pavadinime yra filmas geriau nei filmuose pavadinimo. Irgi romantinis paauglių filmas šiek tiek, taip? Taip, lyginama tos romantinės situacijos ir dėl to toks ir pavadinimas. Ir čia pasakoma apie Lizą, kuri nuo senų senovės buvo įsižiūrėjusi tokį Maiklą, bet jisai populiarus, atšiaurokas vaikinas, jisai ją niekad net nekreipė dėmesio, bet jinai turėjo savo gerą draugą, kaimyną, į kurį tai jau tikrai ne už ką nežiūrėtų kaip į romantinį partnerį, nes nuo vaikystės jisai krėtė nemalonius dalykus jai, pavyzdžiui, į lėlių namelį įkišo varlę, nelabai romantiškas žmogelis, arba nupjovė sodo nykštukų į galvą. Žodžiu, bet jisai yra draugas, kaimynas draugas ir jam visai neblogai. Ir kai Maiklas vėl pasirodo jų akiratyje, tas kaimynas Veisas su juo gerai sutarė, bendrauja ir Liza jau prašo padėk man su juo susipažinti, kad čia jis mane kur nors pakviestų ir taip toliau. Ir jie ten kurpia planą, kaip tą įvykdyti. Ir to plano eigos metu Liza susimąsto, kad gal vis dėlto Veisas jai labiau patinka negu tas Maiklas, kurį jis žiūrėjo kaip kažkokį nepasiekiamą tokį subjektą. O štai šalia esantis Veisas, kurį visą laiką nuvertino, galbūt yra daug geresnis variantas ir gal jinai jam jaučia net stipresnis jausmus, tik tai niekad neleido savo to suprasti. Tai žodžiu, tokia romantiška, toks nedidelis meilės trikampis, bet tikrai tokių daug jausmų ir šiek tiek humoro toje istorijoje. Tai vėlgi, sakau, ir į paplūdimį, ir į lovą. Tai smagi vasariška istorija. Trečia knyga yra Nerealusis Leonas apie futbolą. Galbūt ir vaikinams turėtų visai patikti ir atrasti įdomių temų šitoje knygoje. Tai kas čia yra aptariama? Taip, iš tiesų futbolo tema ir apskritai sporto tema kažkodėl paauglių literatūroje nėra dažna.
nors tai yra sportai, tiek futbolas, krepšinis ir tie didieji yra žiauriai populiarūs. Jie mėgsta ir tai gali, pavyzdžiui, paauglius pritraukti skaityti. Tai labai džiugu, kad leidykla atrado tokią knygą ir ją išvertė, ir beje, net ne iš anglų kalbos, o iš suomių, kas yra labai nuostabu. Ir vertė Viltarė Urbaitė, puikiai veikėja, vertėja šią knygą. Ir tai istorija apie 13-metį našlaitį, kuris su draugais nuolat leidžia parke ir daro visokiausius triukus su kamuoliu ir filmuoja, deda tik toką šiuolaikiniai laikai. Ir jį pastebi sporto agentas. Ir vos ne akimirksniu Leonas tampa žvaigždė. Na, jis puikius triukus daro, jis pakviečiamės į elitinę Hammersmito akademiją, mokytis futbolo meno, sporto ir taip toliau, kad taptų jau tikrai daug pasiekusių futbolininkų ateityje. Ir aišku, jam ten labai patinka, labai šaunu, gera, bet po truputėlį atslenka mintis, ar futbolas iš tikrųjų yra visas jo gyvenimas, ar jis tam viską tik tai dėl to turi daryti ir maža to pradeda skleistis jo šeimos paslaptys. Tai čia šita istorija suderina tą smagų, žibantį futbolo pasaulį, koks jis atrodo iš išorės, tam tikras futbolo pasaulio intrigas, kurios verda viduje ir šeimos dramą. Tikrai skaičiau, labai geras knygos kokteilis jaunimui. Na ir 4 knyga jau vyriausiems paaugliams skirta ir net suaugusiems, kiek mačiau iš aprašymo, klasiko Honoré de Balzaco knyga, taip, Šagrenės oda. Taip, šita Honoré de Balzaco knyga yra labai išskirtinė jo bibliografijoje, kadangi šiaip jis žinomas kaip realizmo pradininkas, jo knygos labai realistinės, o šitoje yra fantastinis elementas. Bet tai, aišku, irgi nepaneigia šios knygos realistiškumo. Knyga nukelia į XIX amžiaus Paryžių, kur jaunuolis Rafaelis, pralošęs paskutinius skatikus, eina atsisveikinti su gyvenimu, bet kažkaip į kojos nuveda į sendaikčių krautuvėlę, kuris suranda Šagrenės odą. Šagrenės oda yra asilo oda tokia senovinė. Ir jį krautuvininkas įspėja, kad šita oda išpildys visus tavo norus, ko tik norėsi, bet su kiekvienu noru ji vis trauksis, o kai jinai sustrauks, tu mirsi. Rafaelis nori gero, faino, spindinčio, prabangaus gyvenimo, kokį galima įsivaizduoti, to 19 amžiaus Paryžiuje. Jis gauna tą odą ir taip, jis gauna visko, ko norėjo. Jo siekis mėgautis gyvenimu čia ir dabar. Bet kai ta oda visai ima trauktis, galvoje apsigyvena ir baimės, nerimas, kaip išmokti nieko nenorėti, nes tuoj mirsi. Ar įmanoma nieko nenorėti gyvenime? Ar nebuvo klaida prisimti šitą Šagrenės odą, mėgautis tuo fantastišku gyvenimu, tokiu puiku gyvenimu, kur viskas spindi, tu viską gauni, ko nori. Ar tikrai gauni viską, ko nori? Irgi klausimas toks kyla. Tikrai labai įtaigus kūrinys, kuris be abejo yra ir suaugusiems, bet ir jaunimui labai verta jį perskaityti, nes padeda pagalvoti, nors 19 amžiuje rašytas kūrinys, bet tai sprendžia dauguma šių dienų ir jaunuolių, pavyzdžiui, bebaigiantis mokyklą. Kokį gyvenimą savo kurti? Ar aš noriu tik tai spindesio ir malonumų, ar yra kažkas kito gyvenimo, kas gali teikti dar daugiau džiaugsmo ir pasitenkinimo vidinio ir taip toliau. Tai tikrai puikia knyga, kurią man pačiai buvo labai smagu prisiminti, nes buvau skaičiusi paskutinį kartą tik tai studijų metais. Labai rekomenduoju ir ne tik jaunuoliams, bet ir suaugusiems. Tai sunkesnės tokios temos gvildenamos, bet verčiančios susimastyti, kaip suprantu. Tikrai taip. Apskritai, kalbant apie knygas ir paauglių literatūrą, dabar juk labai yra daug pagundų. Tas pats TikTokas, socialiniai tinklai, žaidimai kompiuteriniai įvairūs. Kaip parodyti savo paaugliui tą skaitimo džiaugsmą? Kaip parodyti, kad knygose irgi galima atrasti labai daug įdomių dalykų ir labai daug džiaugsmo? Tai yra be galo sunkus klausimas, bet ko neįdėgiai nuo mažų dienų, tai staiga tikėtis paauglystėje labai labai sunku.
tiesiog, jeigu nebuvo užauginta meilė knygai, susidomėjimas istorijomis, skaitim, tikrai labai sunku. Ir ypač jeigu šeimoje neskaitome, na, jūs sakėt, kokie mes suaugusiai kartais esame hipokritai, kažko nedarom, bet reikalavom, kad mūsų vaikai tą darytų. Nu, jiegi mato ir tada sako, tai ypač paaugliai, kurie yra be galo kritiški dargi žmonės. Tai šitas momentas, bet kitas, aišku, yra skaityti kartu, ką tikrai kas gali pritraukti paauglius, nes tai jau ne tik skaitimas, bet ir knygos aptarimas, ryšio mezgimas su tėvais, kartais iššaukiantis gilesnį pokalbį, ko labai reikia pasišnekėti ir kartais gal tiesiogiai nedrįsti, bet per knygos siužetą tam tikras temas tu gali prieiti prie to. Tai irgi, TikTokas irgi, na tai yra priemonė. Ir tam pačiam TikTok'e yra atskiras booktokas, kuriame kalbama nuolat apie knygas. Ir net iš to gimsta tokias pasauliniai trendai, tos knygos ir į mūsų kalbą taip pat verčiamos, nes tiesiog visi nori apie jas kalbėti, perskaityti, kurti siužetus, ir pasakyti savo nuomonę būtinai. Ir tai dar labiau įtraukia, kai tu pamatai, kad knyga tokia populiari per visą pasaulį eina. Ir aš noriu perskaitęs, aš noriu žinoti, noriu būti čia ir dabar. Tai tam tikra ir mada tampa tam tikrų knygų skaitimas, tai irgi vienas dalykas. O kitas, net nežinau, kaip ir sakiau, nuo vaikystės ugdykime tą meilę knygą ir rodykim savo pavyzdžio. Ir jeigu viena knyga nepatiko, tai reikia parodyti, kad, gal kita patiks. Taip, reikia atrasti savo. Knyga. Ne kiekvienas ir kompiuterinis žaidimas visiems patinka. Taip. Ačiū labai Jums, Egle, už pokalbį.